Domina, kaip šiuo metu galima pagauti skumbrę. Važiuojam, parodysiu. Taigi žvejai, su kiekviena skumbrė šiandien bus po vieną tipsą. Kiek skumbrių, tiek tipsų. Einu gaudyti. Pirmas tipsas, pirma žuvis. Pirma žuvis ir pirmas tipsas. Taigi, ritukės. 3000-4000. Šiuo metu aš gaudau rudenį, gaudau 3000 dydžio ritukėmis, nes jos tokios kaip ir geriausios, nėra didelių pasipriešinimų ir nėra didelių svorių rankose. Antra žuvis. Antras tipsas. Taigi, nenaudokite storų valų, maksimum 0,2 pagal senąją amerikietišką sistemą. Kas mums yra įprasta, nes visiškai nebūtina storesnių valų, nes čianai nebus didelių svorių, tai prasme didelių girliandų, po to papasakosiu. Neilgos girliandos, keli kabliukai ir po 4, po 3, maksimum po 2-3 skumbrės maksimum. Trečia žuvis, tai yra trečias tipsas. Meškerykotis. 2,70 m, 3 metrai. Geriausias yra 2,70 m, jisai gerai, bet 3 metrai siūlyčiau. Pats gaudau su 3 metrais ir yra liuks. Greita akcija iki 60 gramų. Ketvirta žuvis, ketvirtas tipsas. Kaip sakiau, 0,2 pintas valas, taip dabar pavadėlis arba girlianda. Pavadinkim gal ne tai, kad girlianda, nes bus tik tai keli elementai. 0,35, 0,4 priklausomai nuo pagrindinio valo. Jeigu pagrindinis valas 0,25 florikas, tai 0,4, jeigu valas 0,2, tai 0,35. Pirmas dubletas šiandien, ta proga 2 tipsai iš karto. Pirmas, muselės rišamos, po to paminėsiu, kas per muselės. Muselės rišamos ant 3 cm pavadėlių grupiai. Kas kokie 30-40 cm nuo pilkerio. Dabar apie muselės. Juodos muselės rekomenduotinos juodos, nes juoda spalva, mano manimu, šiuo metu geriau dirba. Juoda su raudonu akcentu. Pagautos 2 gražios žuvis. Viena iš tikrųjų graži, o tokia. Kita truputį mažesnė, bet va jos atrodo va šitaip. Taigi ta proga dar 2 tipsai. Muselės riškite ne per mazgą. Toj parodysiu, kaip tai atrodo. Muselės turi būti pririštos per kilputę, kad jos būtų laisvos. Nežinau, čia matysis ar nesimatys. Muselė yra laisva. Jinai turi kaboti ir nebūti įtakojama valo. Antras tipsas, kadangi 2 žuvis, rekomenduočiau, jeigu nėra per daug didelės srovės, rekomenduočiau pilkeriukus, kurie yra maždaug apie 40 gramų ir šiuo atveju dabar geltonas viršus raudona papilvė, gali būti žalias viršus geltona papilvė, bet būtinai, kad būtų UV spalvinimo, ta prasme nešviestų, bet žuvis galėtų matyti prietemoje ir dideliam gylyje. Devinta žuvis, 9 tipsas. Visada žinokite, kokiame gylyje gaudote ir kokiame gylyje eina masalas. Kaip tai nustatyti? Tipse numeris 10. Dar viena žuvis ir tai yra tipsas numeris 11.
visada žinokite, per kiek laiko atitinkamai vietoje, kur gaudote, su kiekvienu jūsų pilkeriuku ar blizgute nuskęsta, kaip sakant, masalas iki dugno. Tarkim, iki 50 suskaičiuoti reikėtų skumbrių gaudymas, tai yra pastovus skaičiavimas už metus. Svarbu dėl to, kad galėtumėm varijuoti įvairiais gyliais, į kurios yra nuleidžiamas masalas. Šiuo atveju, jeigu dugną pasiekia, tai suskaičiavo 60 grubiai kas sekundę, taip aš mintyse visada skaičiuoju 1, 2, 3, 4, 5 ir taip iki 60, tarkim, nusileidžia. Tada nesunku žinoti, kaip sakant, sekantį kartą už metus, ar į 30, ar į 20, ar 40 tikslas prašukoti visus gylius. Arba žinoti, kokiame gylyje buvo pagauta, į kokį gylį nuleidus masalą sekė kibimai. Žuvis, 11 tipsas. Užmetimais tikrinkite įvairius atstumus ir įvairius gylius. Būtent, nes skumbrės migruoja ir laksto gana greitai, taip kad užmetinėdami, tiesiog užmetamėdami ir nesiekdami, kur užmetinėjate ir kiek nuleidžiate, galite nieko nepagauti. Dar viena žuvelė. Dar vienas tipsas. Taigi, pravedimas. Nepasigauna ant klasikinio ilgo patempimo ir laukimo. Pravedimas nulimis vienas. Ryte 3 greiti pasukimai, porą sekundžių palaukimas, timtelėjimas. Vėl 3-4 pasukimai, porą sekundžių timtelėjimas ir laukimas. Galima luktelti ilgiau, jeigu jaučiama, kad masalas kyla į viršų, galima palaukti ilgiau, kad jisai truputėlį grįžtų atgal į reikiamą gylį. Bet žodžiu, patempimai ilgi nedirba. Antras pravedimas sekančiame tipse. Taigi, tipsas numeris 13 žuvis. Tai yra antras pravedimas. Antras pravedimo tipas yra labai paprastas, kuris taip pat yra veiksmingas. Tiesiog 3 pasukimai greiti, pauzė 4 sekundžių. 3 pasukimai, pauzė 4 sekundžių. Viskas, daugiau nieko nereikia. Skumbrės, pastebėjau dabar, nenori aktyvių ir tokių agresyvių pravedimų. Šitas pravedimas yra vienas iš geresnių. Taigi žvejai 14 tipsas būtų toksai jungtinis iš kelių, nes pakilo vėjas, matau, kad atsirado vėjažuvės, bet jos yra nedidelės, nes matosi, kad paukščiai skraido ten, kur jos plaukioja, nes jos taip pat sukelia smulkmę kaip ir skumbrės. Tai va, tai tipsas 14 ir paskutinis tai būtų. Negaudykite per vėją, nevažiuokite per vėją gaudyti, skumbrės nekimba, ypač o jeigu dar atsiranda vėjažuvės, tai tikrai galite pakuotis ir važiuoti namo. Arba tiesiog, jeigu kažkur tai ilgiau išvažiavote, galima tiesiog pailsėti, perkasti ar dar kažką tai. O jeigu vėjai matosi, kad nenurims, tai tada iš tikrųjų žvejyba jau baigėsi. O prieš paskutinis toksai iki šito tipso apie vėjažuvės ir vėją, tai neskubėkite traukti, kai pakimba viena skumbrė. Skumbrės yra besibūriuojančios žuvis ir jau visada dažniausiai būna ne viena. Aišku, kai pagaunama viena didelė, tai tada didelę galima surasti kažkur tai pavienę klaidžiojančią ir taip toliau ir panašiai. Bet neskubėkite traukti, minkštai pažaiskite kotų ir liksite nustebę, kad prie tos vienos prisidės dar galbūt viena ar dvi, o jeigu vasarą gaudite girliandą, galbūt ir 3 ir 4. Tai, kaip sakant, traukimas bus efektingesnis. Tai va, tokie tipsai. Gaudykite skumbrės, iš tikrųjų šaunios žuvis, ypač jeigu didelė užkimba. Ne tik tai žvejybinė prasme, bet ir kulinariniam savybėm galima įvairių dalykų skanių pasidaryti, pavaišinti šeimą, pačiam pavalgyti. Tai va, tai neišvyno jums, tikiuosi šitas video jums padėjo. Norėjau sutelpinti į minutę, bet spėjau, kad neišeis. Teks daryti kažkokį tai vertikalų video, galbūt ilgesnį. Iki kitų žvejybų, neišvyno jums visiems.